Ir jeigu prisimintumėme dailės parduotuvės Vilniaus mieste, jos buvo nuostabios. Jose galėdavai tikrai nusipirkti labai gražių rankų darbo audinių, staltiesių, servetėlių, užtiesalų, netgi patalynė būdavo rankomis austa. Lininė. Dabar to neturim ir neturėsim. Parduotuvių buvo labai daug. Tai dabartinio Vrublevskio ir Gedimino gatvių sankirtoje. Dabar ten kažkokia kavinė yra, tai čia buvo pati didžiausia dailės parduotuvė. Paskui kitagi buvo Gauno gatvė, irgi kur Tamošaičio namai, taigi buvo irgi dailės dirbinių parduotuvė. Tai senamiesty, aš nežinau, kokį 10 parduotuvių buvo. Gamybos procesas dažniausiai būdavo namuose. Tų dailės kombinatų, taigi buvo visur, ir Klaipėdoje buvo, ir Kaune buvo didžiulis kombinatas, ir Vilniuje. Ir jie neturėjo savo tokių erdvių, kur sustatytum daug staklių ir visos audžia. Ne, tas audimas būdavo namuose. Tiesiog blokiniuose buteliuose pasistatydavo staklelės ir ausdavo. Tai dar aš atsimenu, kai dailės akademijoje mes irgi susirinkom iš jau užsidarančio Vilniaus dailės kombinato, ten visa eilė staklių, kurios ir dabar stovi Vilniaus dailės akademijos tekstilės dirbtuvėse.